Sveiki, šiandien turiu tokią dėžę, aš grįžau iš parduotuvės ir mūsų laukia darbai su balkonu. Šiandien jūs sužinosite, kaip pasidaryti balkonę remontą, kad užtektų ne ant porą metų, ne ant 5, o kad būtų toksai remontas padarytas ilgaamžiškai. Pasižiūrėkime, išpakuotume kas čia, o tada vėliau mes su jumis užsuksime į balkoną, pasižiūrėsime, kaip dabar viskas atrodo ir kokius darbus mes atlikinėsime. Visų pirma, Pakalbėkime apie balkono pagrindą, nes dabar yra betonas, yra užbaigimai iš metalo konstrukcijos. Nerašykite man, kad Irslanai reikėjo pakeisti ir tą metalinę konstrukciją. Jo, viską aš žinau, galima buvo ir naujai išbetonuoti tą balkoną, kad būtų viskas naujai. Bet su užsakovu mes turim irgi savo sutartį. Turim atlikti tokį ir tokį darbą, viskas suderinta, jokių papildomų darbų nėra. Jeigu užsakovas norėtų keisti visą balkoną, tai būtų įtraukta į sąmatą arba metalo konstrukcijos kažkoks pakeitimas. Yra kaip yra, pagal mūsų bendrą susitarimą. Dabar turim betoninės grindys, pasidarysime nuolydį, ten viską išbetonuosime taip, kad būtų pagrindas lygus, ant viršaus pasidarysime hidroizoliaciją ir ant tos hidroizoliacijos tokią kiliminę medžiagą dėsime ant hidroizoliacijos, kad mūsų konstrukcija neslidinėtų. Tada čia dėžėje pasižiūrėkime, kas čia, ką mes čia turim. Tie metaliukai, jie eina prie sienos, kur yra užbaigimas. Čia turim tokią lenkančią konstrukciją ir kaip ir tokią kompensaciją apie 5 mm. Jeigu mūsų grindys kažkiek tai vaikščios, o jos tikrai vaikščios. Tada reikia surinkti štai tokią dalyką. Čia tokie podiumai. Mes padarėm minimaliai. Šiaip pačio balkono nuolydis bus kažkur tai 1 comas, nes mes balkoną turim 1,15 m, kažkur tai 1,17 m. Be abejo bus nuolydis, o pačios grindys iš plytelių mes dėsime lygiai pagal gulščiuką. Čia turėsime tarpus kažkur tai 3 mm. Dabar tokia informacija apytiksli. Ir jeigu bus kažkokio tai vandens, nežinau, sniego, dar kažko tai, per tos tarpus tas vanduo ir nueina. O tada papuola į hidroizoliaciją ir paprasčiausiai nueina lauk. Va tokia konstrukcija, kai viskas susispaudžia, nes tos plytelės irgi storumas labai, sakyčiau, storas, 2 comai, tokios gana sunkios plytelės ir kai jau viskas čia susispaudžia, niekur nieko nejudės. Bet mes čia dar pasiklijuosime, mes įdėsime klijų ir viską susitvirtinsime. Tai siūlau prasinumeruoti šį kanalą, apačioje yra mygtukas ir stebėti, kas vyks toliau. Jūs būtinai pamatysite, kaip iš seno balkono galima pasidaryti naują labai gražų balkoną ir kad remonto užtektų ne ant 2, ne ant 3, ne ant 5 metų, o daugiau. Sakysim, kažkur tai apie 10 metų tai tikrai. Ir pasidarysim tokią konstrukciją, nes jeigu vdruk jūs susipyksite su žmona, galėsite viską išardyti, atidaryti mašinos bagažinę ir viską sukrauti į mašiną ir pasiimti su savimi. Niekur šita visa konstrukcija nedings. Tai, žodžiu, neprarasti savo pinigus, galėsite panaudoti kitoje vietoje, paprasčiausiai ir taip. Jeigu reikės didesnį plotą sudėti, tai dapirksit podiumus, dapirksite plytelės ir tiek. Jeigu mažesnė kvadratūra, paprasčiausiai pjausit tos plytelės pagal jūsų išmatavimą. Tai, žodžiu, neprarasti savo pinigus, galėsite panaudoti kitoje vietoje, paprasčiausiai ir taip. Kabinkim tą temą, kodėl mes nenorim klijuoti plytelės ant pagrindo. Nes labai daugybė objektų paprasčiausiai atšokinėja tos plytelės, ką tu ten nepadarytum, kaip ten neužtaisinėtum siūlės, vis tiek yra problemų, kažkaip prasiskverbia tas vanduo po plytelę, žodžiu, susirinka kondensatas, kai viskas sušala ir paprasčiausiai atšokinėja mūsų plytelės. Pastoviai yra problemos. Čia su šia konstrukcija jokių problemų nebebus. Eikime į balkoną pasižiūrėti, kaip dabar jisai atrodo. Taip atrodo mūsų balkonas, mes turim tokį laiptuką, pasikliausime iš plytelių naujai. Nes kitos išeities aš nematau, kad būtų viskas gražiai. O tada visas tas betonas, jį reikia palyginti ir ant šio pagrindo dėsime plytelės, mūsų tą konstrukciją. Taip, dabar aš kalbėjau apie šitą metalą, jį paliekam, viską išlyginsim. Nežinau, gal turbūt įdėsime armavimo tinklą ir ant viršaus hidroizoliaciją. Bendras vaizdas štai toks.
Su balkono darbais nėra taip labai paprasta, nes kaip atrodo, visą dieną ten stovi saulė nuo 9 ryto ir iki pačio vakaro, iki 18 valandos. Net neįsivaizduoju, arba reikia kažką tai daryti, kad uždengti nuo saulės, kad nepatektų saulė būtent ant to betono, nes dabar kažką tai ten tinkuoti, ta prasme lyginti betoninį pagrindą, nėra iš viso galimybės, nes visą dieną šviečia saulė. Arba iš pačio ryto, ten, sakykime, 4 valandą, arba vakare nuo 18 valandos iki, daleiskim, nors porą valandų tai tikrai reikia, kad atlikti kažkokius tai darbus. Tai vad derinsim, nes dabar laukia temperatūra 32 laipsniai ir va taip visą dieną. Atsivežiau šiandien tokią lentyną. Nežinau, pasitaisysim arba šitam kambarį, arba anam, sudėsim visus įrankius, kad būtų tvarkingiau, nes viskas mėtosi po visą kambarį, žinokit, jau nesusigaudome, kur kas turi gulėti, nes nei vienas dalykas neturi savo vietos. Siūlau jį surinkti, sudėti visus įrankius, o tada pasižiūrėsim balkoną, kokie reikalai, nes grinai šiandien kalbėsime apie balkoną, parodysiu, kaip dabar viskas atrodo, nes užbetonuos tos grindys, pasidarytas laiptukas, o štai tas kambarys jau sutvarkytas ir mes sumontavom tokios durys, kad neįtų dulkės. Gražus šviestuvas, reikės jį panaikinti, nes ten sujungimas jau baisus ir labai kaitina, nes čia po 50 vatų mes turim 250 vatų tokiai mažai patalpai. Štai taip atrodo mūsų stilažas ir aš siūlau jį užpildyti įrankiais be medžiagom. Gal padarom paprastai, štai taip, opa! Štai taip. Einam iš arčiau, pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Čia viršų mes turim šviesą, porą šviestuvų, jie tokie, dabar pavyzdį neturiu, bet paskui pasidalinsiu. Porą suktuvų, aišku, ruletė, toks šviestuvas nedidelis, pastoviai jisai reikalingas, arba mes kažkur tai einam į rūsį, ar šiaip kažką tai pasižiūrėti ant sienos, nežinau, pastoviai, žodžiu, objektuose, pastoviai toks dalykas reikalingas. Tada būtinai turim kavą, nes tai, žodžiu, padarom vieną kartą per dieną, per pietus išgeriam kavos. Nežinau, kečupas, taip pat rankšluosčiai, šiukšlių maišai, būtinai pastoviai reikia turėti kuo daugiau, nes šiukšlių objektuose labai daug. Dėl tvarkos objekte, tai žinokite, čia vat, jūs galvojate, kad statyba čia pastoviai yra kažkokių tai purvo, dulkių, nešvarumų ir tvarkyti nereikia, nes dažniausiai ateinu į objektą, ant tiek viskas baisiai, reikia tvarkyti kiekvieną dieną, kuo dažniau, to geriau, nes kai viskas sutvarkyta, to mažiau šiukšlių ir tas darbas juda greičiau. Aš jau 100 kartų kartuoju prieš tai savo vaizdo įrašuose. Mes koncentruojamės daryti darbą, o ne vaikščioti visur per tas šiukšlės. Daugmaž švariai, tai reiškia ir ant mūsų palangės irgi nieko neturi būti. Judam toliau žiūrėti. Čia apačioje mes turim tą pistoletą šaudyti kabėmis. Jeigu ką, galim kažką tai prišaudyti. Glaistyklės, maža glaistyklė didesnė. Čia tam, kad klijuoti plytelės. Būtinai reikia turėti plaktuką, čia labai svarbus instrumentas, įrankis, kuriais turi turėti kiekvienas meistras. Nežiūrint tai, ar jūs plytelių klojėjas, ar ten, nežinau, gipsų kartonų montuotojas, arba paprastai dažytojas, visada toksai dalykas, jisai karts nuo karto tenka su juo padirbti. Tada toksai dalykas, paprastas įrankis, nupirktas iš Lidlo, matuoti, kiek yra drėgmės patalpoje. Taip pat ir temperatūrą galim pasižiūrėti. Įvairias lipnias juostas, šiandien jų mažai, reikės dapirkti klijai. Lyginimo sistema, elektriko lagaminas, tada tokia bulgarkytė pjauti plytelės, dažymo įrankiai, o ten visą dėžę mes montuosime tą visą sistemą, tie vadinami podiumai po plytelėm ant balkono. Iki to mes su jumis dar daeisime. Ir tiek turbūt ausinės, aišku, reikia branginti savo ausis. Šis valiukas skirtas lyginti savaime išlyginamajam mišiniui. Čia va dar lemputė yra, viena pakabinta ten objekte, man atrodo, šitą katilinį ir šitą vieną turim čia. Kaip ir vat tiek, eikime į balkoną. Jūs matėt balkoną, kaip kokia išvaizda buvo prieš tai. Dabar mes turim nuimtos visas plytelės, tada buvo betoninės tokios grindys jau paruoštos. Tada gruntavom, vėl viską išlyginom, pasidarėm nuolydį, kad vanduo laisvai
bėgtų į apačią ir šiandien pasidarysime hidroizoliaciją ir tada turiu pjaustyklę. Pradėsime pjauti plytelės, bet plytelės grinai bus ant to laiptuko. Štai toksai laiptukas, mes jį išlyginom. Šiandien viską pilnai pasidarysime hidroizoliaciją ir tada jį apklijuosime plytelėmis. Maždaug to parodysiu, kaip atrodys. Va, turbūt štai taip ir klijuosime. O čia, aš jau sakiau, bus podiumai ir tokios 2 cm storio plytelės. Mes jau visą savaitę laukiam lietaus, bet, žinokite, 40 laipsnių temperatūros stovi. Gal jau šiandien gamta mūsų pradžiugins ir duos trupučiuką atsigauti ir bus lietus. Kol džiūna mūsų gruntas, eikime užmaišyti hidroizoliaciją. Šiandien pas mus svečiuose štai tokia hidroizoliacija. Ir nepagalvokite, čia jau jokia reklama, paprasčiausiai mes dirbsim su šią medžiagą, tvarkysim balkoną, darysime hidroizoliaciją. O taip pat, kai nusileisime į vonią, taip pat dirbsime su šią medžiagą. Šitame objekte taip. Pirmas sluoksnis hidroizoliacijos padarytas, gavosi super. Šiandien laikas važiuoti namo ir turbūt viską susitvarkom, o rytoj pasidarysim dar kartą, dar vieną sluoksnį hidroizoliaciją ir lauksim mūsų plytelių. Plytelės žadėjo kažkur tai po 2 savaičių atgabens. Kaip tik, man atrodo, viską mes susitvarkysim, išdžiūs. Džiovimui kažkur tai paliksim visą savaitę, nors ir ten galima klijuoti plytelės po 5 dienų, bet mes, kaip žinot, neklijuosim, tik tai dėsim tą kilimuką, tokia minkšta dalis ir dėsime podiumus. Tai aš labai laimingas, kad šiandien oras mums paprasčiausiai šypsosi ir viskas gavosi kuo puikiausiai. O jeigu jums patinka mano vaizdo įrašai, būtinai kviečiu praeikite ir prasinumerokite mūsų Instagram platformą, nes negaliu pasakyti, kad ten super daugiau kažkokios naudingos informacijos, bet šiandien ką mes darom, arba perkam kažkokias plytelės, aš dažniausiai įkeliu tam, kad su jumis pasidalinti. Dėl balkono irgi buvo labai sunkus toksai sprendimas, iš karto užsakovas norėjo visą balkoną pasiklijuoti plytelėm, bet žinokite, nėra geras sprendimas, nes su laiku vis tiek bus problema. Po 1 metų gal ne, po 2-3 tikrai viskas atšokinėja, ir ten po vieną plytelę reikia keisti, kad labai yra skirtingos temperatūros, ir žiemą, ir vasara, pavasaris. Tai, žodžiu, pastoviai temperatūra keičiasi, po plytelę vis tiek susirinka kondensatas, drėgmė, paskui žiemą viskas kelia į viršų, viskas atšokinėja. Tai dėl to šiandien pasidarysime taip ir galutiniam rezultatui jūs tikrai pasimatysite, kaip atrodo šitas produktas, ar jums tinka ar ne, bendras vaizdas, ir be abejo su laiku pas užsakovą bandysime vėl atvažiuoti į svečius po 5 metų, daleiskim, ir pasižiūrėti. Bet nemanau, ten nėra tokių dalykų, kas galėtų sulūžti. Mano nuomonė šiandien tokia, laukiu rytojaus, pasidarysim hidroizoliaciją ir, kaip minėjau, lauksim pilno džiovimo proceso ir viską sudėsime, nes tuo pačiu ir atvažiuos mūsų plytelės. O šiandien važiuoju ilsėtis. Hello, nauja diena ir mes pradėsime klijuoti plytelės. Pasidarysime tą laiptuką. Štai tokios plytelės, bet taip atrodo. Man asmeniškai labai patinka. Šių plytelių storis yra 6 mm. Ir aš pačioj pradžioj kažkaip galvojau, kad pasidaryti su kampuku. Atrodo labai puikus variantas. Bet vis dėlto nusprendžiau, kad šitą kampą mes pjausim kem 5 laipsnių. Vakarykštė hidroizoliacija atrodo puikiai, šiandien vakare pasidarysim dar vieną sluoksnį, o dabar iki pietų reikia pasiklijuoti tą laiptuką. Eime dirbti. Prieš eidami į balkoną susitvarkėm šitą slenkstuką, tai pasakysim, čia grindys ir čia vamzdžiai,
viską išdaužėm, čia irgi pridėjom, nežinau, krenta visi klijai, bet vėliau sutvarkysim, tegul išdžiūna ir šitą vietą reikės irgi ištinkuoti gipsiniu tinku, tada štai ten sumontuosime plintusą. Laiptukas paklijuotas ir gavosi štai taip. Tai reikia tarti porą žodžių apie hidroizoliaciją, kurią mes pasirinkome daryti balkone. Čia cementinio pagrindo, kažkaip man atrodo tai patikimiau bus ir kaip jį dedama. Reikia sudrėkinti pagrindą, neturi būti vandens, bet turi būti sudrėkinta. Bet prieš tai aš irgi užnešiau gruntą, o tada maišom visą tą hidroizoliaciją su vandeniu, ten viskas aprašyta, kiek vandens, kiek reikia pačio mišinio, viską sumaišom. Galim pasiimti štai tokį įrankį ir su jos pagalba paprasčiausiai užnešam. Belė kaip visur ten, aišku, taip viena kryptimi negalima, nes tai prašo gamintojas. Nežinau dėl ko ir užnešam įvairiai. Dabar iš balkono pašalinsime visus nešvarumus, sudrėkinsime, kaip prašo gamintojas, bet vėl žiūrim, kad nebūtų vandens ir viską užmaišom ir užnešim dar vieną sluoksnį. Iš viso bus porą sluoksnių. Taip pat, aišku, ten pajuokavau, kad mes darysime ir vonioje tokią patį hidroizoliaciją, bet čia tam, kad būtų linksmiau. Tai siūlau eiti dirbti. Va taip dabar viskas atrodo. Vat tokia hidroizoliacija. Labai panašu, kad čia tarsi su klijais praeita. Bet ne, matot, klijai visai kitokios spalvos. Tamsesnės. Antras sluoksnis labai gražiai gavosi, man rezultatas labai patinka. Padarėme porą sluoksnių hidroizoliacijos, bet aš manau, kad ir vieno sluoksnio čia užtenka tokiam balkonui, nes mes ant pagrindo neklijuosime plytelės, o dėsime ant podiumų. Tai va tokioje situacijoje, manau, va sočiai, kad vieno sluoksnio tikrai užtenka. Svarbiausia, kad vanduo mūsų nubėgtų ir tiek. Bet mes daromegi kokybiškai, dėl to hidroizoliacija padaryta 2 sluoksniais. O kas dar nesuprato, tai parodysiu maišą. Tai taip atrodo. Buvo pasirinkimas pasiimti CR65 arba 90. Nupirkom štai tokį. Jeigu jums patinka mano vaizdo įrašai, kviečiu būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką ir pakomentuokit šį vaizdo įrašą. Bet koks komentaras tiks. Balkono remontas, balkonas patiko. Padaryčiau kitaip, balkono remontas ir kažkas tai panašiai. Galite paprasčiausiai uždėti šypsenėlę ir palaikyti, kad patiko vaizdo įrašas. Būčiau jums labai dėkingas. Dabar kol kas visus darbus stabdom, nes nėra plytelių. Reikia laukti dar kažkur tai visą savaitę ir tai gerai, nes mes turėsime trupučiuką laisvo laiko. Reikia sutvarkyti visą patalpą, visur sudėti į savo vietas, kur neuždengtos grindys, aišku, uždengti, susitvarkyti. Yra reikalų su sąmatom, reikia viską iki galo pasiskaičiuoti ir pateikti visą informaciją užsakovui. Galų gale, niekur neskubėdami, pasidarysime šios darbus. Baigėsi kūras, reikia važiuoti į degalinę. Tai man išėjo 68 eurai, 8 centai, 45,42. Lekim į objektą. O, man atrodo, kad mes suradom gerą meistrę, galės mums pasidaryti tos užrašus ant marškinėlių su siūlais ir pasižiūrėsime į kokybę. Jeigu viskas gerai, su mielu noru pasidalinsiu, kas čia padarė ir, aišku, rezultatų. Dabar irgi gerą naujieną atvažiavo plytelės, pasiimsim plytelės ir pabaiginėsim darbą su balkonu, nes šitas reikalas labai užsitempė. Darbas su balkonu baigtas ir, aišku, aš ne lauko profesionalas, bet savo galvą išmanau, kad toksai variantas
bus geriausias negu klijuoti ant grindų plytelės ir ilgaamžiškas. Siūlau užbėgti pasižiūrėti, nors ir dar vis tiek mes išardysim tos plytelės, reikia dar kartą apsižiūrėti, pareguliuoti viską, o tada dar ir suklijuosim visą tą konstrukciją, nes turim tam specialių klijų, kad viskas būtų monolitiškai, kad paprasčiausiai nejudėtų. Su laiku niekur kažkokia gal plytelė gal pabėgtų, kad tokio dalyko neįvyktų, nors ir tas dalykas ir neįmanomas, nes visur yra tie tvirtinimo elementai, viskas sutvirtinta, susispausta ir aš manau, kad šita konstrukcija puikiai. Eime žiūrėti. Tai pasižiūrėkim, kaip išpjautas šitas kraštas. Atrodo, nesakyčiau, kad idealiai, bet tokios kokybės tikrai užtenka. Laukia daugiau negu gerai. Vat apie tos dalykus aš sakiau, yra tokie elementai, viskas sutvirtinta ir laikysis ilgai. Niekur nepabėgs. O šis dalykas pritvirtintas prie tos plastmasinės konstrukcijos, vat galima matyti. Vos nepamiršom pakalbėti apie turėklus, nes dabar kol kas tai turėklų nėra, kaip ir darbas neužbaigtas iki galo. Atvažiuos meistras, pasižiūrėsim, kokių variantų mes turim. Ir gaila, kad šitame vaizdo įraše su jumis nepasidalinsiu pilnai atliktų darbų. Dėl to kviečiu prasinumeruoti mano Instagram platformą, nes ten pasidalinsiu rezultatais. Bus nuotraukų, nuoroda bus ekrano apačioje. Dėl plytelių spalvos nieko nerašykite iš karto, galiu pasakyti, kas kaip nori, taip ir renka tą spalvą. Vat užsakovas norėjo, kad būtų tas laiptukas pilkos spalvos, o visos grindys būtų tokios, sakykime, rudos spalvos. Tai čia kiekvienas užsakovas turi savo nuomonę ir renkasi tą spalvą pagal save. O jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai nepamirškite prasinumeruokite šį kanalą ir uždėkite gerą didelį patiktuką, o taip pat ir parekomenduokite šį kanalą savo draugams. Kaip visada, nuo savęs noriu palinkėti labai gerų sprendimų, gražių remontų, o taip pat laimės, sveikatos ir nepamiršk kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime viso iki.